Tai labas visiems, mielieji broliai ir seserys, ir norėčiau pašnekėti tokia tema ir noriu pakalbėti apie pažįstamas dvasias ir galbūt, kai skaitėt Bibliją, tai pažįstamos dvasios minimos Senajam testamente ir taip, ir tai yra dvasios, kurios gyvena tarp mūsų, ir tai yra atėjusios per mūsų, kaip sakant, protėvius ir per kartų kartas, ir kai mes atgimstam ir taip sugrįžtam pas Viešpatį ir atgimstam ir tikrai gyvenam dėl Viešpatės. Aišku, nėra taip, kad nebus, kad nepaslysim ar nesuklysim, tikrai ne, bet vis tiek stengiamės jau, kad nedarytų nuodėmių, bet vis tiek yra gyvenančios tos pažįstamos dvasios mūsų aplinkoje. Aišku, mes jų plika akim nematom, bet jos yra. Ir ką jos daro, jos kaip pažįstamos dvasios yra nuo žodžio apgaulingos arba meluojančios dvasios. Ir, pavyzdžiui, daug tikinčiųjų, kai meldžiasi ir tenai sapnuoja kažką ir teigia, kad regėję sapnus ir girdėję iš Dievo, kad kartais tie patys tikintieji gali girdėti ne iš Dievo ir neregėti sapnų iš Dievo. Tai gali būti pačios tos apgaulingos pažįstamos dvasios, kurios atėjusios yra iš mūsų protėvių. Ir aišku, kai mes meldžiamės, aišku, mes norim ir tikimės išgirsti iš Dievo per šventąją dvasią. Bet pažįstamos dvasios, ką jos daro, jos irgi gali apgaulingai ir imituoti tą pačią irgi šventąją dvasią. Mums atrodys, kad mes girdim iš Dievo per šventąją dvasią, bet tai yra pačios tos pažįstamos dvasios. Ir norėčiau dar iš Biblijos pacituoti kai kurias eilutes. Tai čia būtų Kunigų 19 skyrius 31 eilutė. Čia skaitau, paėmiau iš Karaliaus Jokūbo versijos. Tai nesirūpinkit tais, kurie įšaukė mirusiųjų dvasias, ir neieškokit burtininkų, kad per juos nesusiteptumėt, nes aš esu Viešpats jūsų Dievas. Taigi būna, kad žmonės galvoja, kad pas juos per sapnus ateina, jų ten mirė artimieji, aišku, su jais kalbasi ir kažkas ten vyksta pas jų sapnuose. Bet tai nėra jų artimieji, bet tai yra pačios tos pažįstamos dvasios. Aišku, kiti tenais eina pas burtininkus, tenais pas visokius tenais raganius ten išsiburti, paskui, kad tenais išauktų tas dvasias, ką tenais pasakė, ir kad sužinotų tam tikrą informaciją. Bet ką jie daro, tai raganiai, raganos, nesvarbu, kad ten kažkokia ragana skaito save baltąją raganą, vis tiek yra tai veikla atėjus iš paties velnio, ir mes neturim pas tokių žmonių lankytis ir eiti, ir nieko bendro su jais neturim turėti išvis. Nežinot, kad tai yra uždraustas dalykas ir Biblijai tai draudžiama.
tai eit pas burtininkus, dar kažkokius ten mediumus ir visokių dabar yra ir tom taro kortom užsiiminėja burė ten iš delnų ir paskui ne, mes tokių dalykų negalim užsiimt tokiais nei patys dalykais, nei pas to žmonės, kad už pinigus jų paslaugom naudotis. Tai kunigų 20 skyrius 6 eilutė. O siela, kuri pasuks paskui žinius ir dvasių išpažinėjus, kad juos paleistuvautų, aš atgręšiu savo veidą prieš tą sielą ir pašalinsiu ją iš tautos. Tai aišku, jau yra nuodėmė ir kai patys krikščionys elgiasi taip, tai yra, ir tai papiktina Dievą. Ir kai žinom iš Samuelio knygos, kad irgi pats Saulius nuėjo pas mediumę, kuri iššaukė tas dvasias, kad šauktų Samuelio dvasią, kad jis galėtų su juo pasikalbėti. Bet tai faktas, kad tai nebuvo Samuelio, paties Samuelio dvasia, bet tai buvo užsimaskavusi, kaip sakant, pažįstama dvasia ir jie imitavo Samuelį. Ir aišku, kas atsitiko, kad po to, kai jis apsilankė pas tą mediumę, tai aišku, jis buvo prakeiktas. Saulius, kaip sakant, jo šeima pražuvo per tokius dalykus. Ir tai aišku, parodo, kad tokie dalykai yra mums neleistini. Ir aišku, kas yra, kad daug žmonių, kaip sakant, meldžiasi ir teigia, jog jie girdi Dievą ir mes galim ir girdėti ne patį Dievą per šventąją dvasią, bet galim girdėti tas pažįstamas dvasias. Daug jų ateina per mūsų protėvius ir aišku, mūsų protėviai kažkur buvo įsivėlę ne ten, ar kažkokiuose dalyvavo kažkokiuose kultiniuose tenais apeigose, susirinkimuose, ten aukodavo kažką, paskui ten šaukdavosi tas dvasias ir, žodžiu, ar raganystės kažkokios buvo, ar buvo kažkokie, vykdomi šventvagiški dalykai mums, dar prieš mums ateinant į šį pasaulį. Ir aišku, mes turim atgailauti už tai ir prašyti Dievo atleidimo, kad jeigu norim pašalintas dvasias iš savo gyvenimo, nes tai ateina vis tiek per protėvius ir per kartų, kaip sakant, nuodėmes ir mes pavyzdžiui, nežinom. Žinom, jeigu mes klausim pas Viešpatį ir aišku, mums reikia pasninkauti ir melstis ir prašyti pas Viešpatį pagalbos, kad jis mums padėtų išsiaiškinti, kas atsitiko mūsų, kaip sakant, šeimos, kaip sakant, kraujo linijoje, kokios nuodėmės ir ką protėviai darė ir kaip jie gyveno. Ir pagal tai mes, aišku, kai sužinom, mes turim atgailauti ir tiesiog prašyti Dievo atleidimo, kad jis, kaip sakant, išlaisvintų mūsų šeimas iš to kartų prakeiksmo nuodėmių,
kad jie nebūtų įklampinti. Nes čia yra, kaip sakant, jeigu protėviai nusidėjo, tai ir tos nuodėmės ateina ant mūsų irgi. Tai jos ir mus užgula. Bet nedaug, gal kaip ir nedaug kas žino, kad reikia atgailauti, bet reikia atgailauti, nes nes kartų nuodėmės ir palieka tą nuodėmę ant mūsų, taip pat ir mūsų šeimos. Ir jeigu ten yra kokie priklausomybė, pavyzdžiui, alkoholizmui, narkotikams, dar kažkokiems dalykams ir ar yra savižudybės ten, pavyzdžiui, šeimoje ir daug žudosi arba nežinau, gal yra kas įsivėlė kažkur į raganystės ir raganavimus, iš tos satanistinius kokius okultus įlindę ir taip, ir tos nuodėmės pasilieka, bet mes turim atgailauti. Bet dar ką noriu paminėti, kad labai svarbu, jeigu mes girdim iš Dievo ir galvojam, kad mes girdim iš Dievo, mes negalim, kaip sakant, daug dabar galvoja, kad girdi iš Dievo ir tos vizijos ir sapnai ateina jiems iš Dievo, bet mes turim vis tiek pasitikslinti, kad ir 2-3 kartus melsis ir pasitikslinti pas Viešpatį. Bet reikia. Ir nepulti, ir neliekti, ir nepasakoti kitiems, jeigu ko nežinom, kad ir būtų, koks pranašiškas dalykas, ar vizija atėjus, ar sapnai kažkokie, ar gal pakelimas, kad įvyko ir kažkas tokio, kad buvai pakeltas į dangų. Ir aišku, turim melstis ir klaus pas Viešpatį, pasitikslinti visą laiką pas Viešpatį. Tai tikrai yra tiesa. Nes mes galim galvot, kad mes girdim Dievą ir per šventąją dvasią, bet tai gali būti tos pačios pažįstamos dvasios, kurios, aišku, atėjusios, mus apgauti, mus, kaip sakant, mums pameluoti. Ir mes tikėsim, kad tai yra iš Dievo ir mes nueisim, kaip sakant, pasakysim kitiems tai, ką matėm, regėjom, bet tai nėra iš Dievo ir mes, jeigu darom tai nepasitikslinę pas Dievą ir kad ir aišku, iš pirmo karto gal ir Dievas neatsakys, melsis 2 kartą, 3 kartą, kada atsakys, netgi galima ir pasnikauti ir melstis ir taip sužinoti atsakymą. Bet turim viską pasitikslinti pas Dievą, kaip bebūtų. Ir ar tai tikrai yra iš Dievo atėję, ar tai tikrai nėra iš Dievo, turi viskas būti su Dievu suderinta ir pas Dievą sužinoti atsakymą. Ir jeigu taip, mes aišku spėjam ir kitus, bet jeigu ne, mes to nedarom. Bet dabar daug yra patiklių tų tikinčiųjų, kur teigia, kad jie girdi iš Dievo, bet pasirodo, kad tai yra pažįstamos dvasios, kurios irgi gali imituoti. Nes velniai taip pat irgi gali apsimesti šviesos angelais ir imituoti, kaip sakant, tos dalykus. Nes, kaip sakant, pats velnias irgi, kaip Biblijai sakoma, kad jis apsimeta šviesos angelą ir ateina apsimesdamas pas žmonės kaip šviesos angelas. Būtina pasitikslinti visą laiką pas Dievą ir įsišaknyti Dievo žodį. Mes turim skaityti, melstis ir pasnikauti. Būtinas
tas dalykas, kad jeigu kažkas kad ir iš kitų girdit ir kažkas pasakė, va čia taip aš sapnau tą ir tokią viziją regėjau, bet jeigu jo pasakojimas nesutampa su ir Biblijos mokymu ir kas yra pasakojama Biblijai, o jis pasakoja vieną, o Biblijai pasakoja kitą. Tai reiškia, jis nėra iš Dievo. Tai reiškia, jis gavo tą informaciją iš kažkur kitur, tai gali būti iš pačių velnių. Tai jo,